Sveiki gyvi, antras dublis. Pirmą filmavau, kaip išpakuoju mikrofonus. Įsigijau DJI Mic Mini 2 su dviem mikrofonais, su USB-C jungtim telefonui. Na tai bandžiau nufilmuoti, kaip išpakuoju, čia gražiai atidariau, išpakavau. Ir eilinį kartą man neįsirašė. Tai va, naujas pirkinys DJI Mic Mini mikrofonai, DJI Mic Mini 2. Viduje radau maišelį, pačius mikrofonus. Čia pavadinkim maišelį, į kuriuos viskas buvo supakuota, bet ne tame esmė. Esmė, kad savo video, kuriuos kartais ir YouTube būna, kad įkeliu, kartais savo naudojimui pasilieku į archyvą, labai pritrūko garso. Garso visiškai neužtenka nei iš pačios kameros, nei kartais iš telefono. Filmuoju su kamera DJI Osmo 360, kuri 360 laipsnių moka kampu filmuoti. Visiška naujiena rinkoje prieš mėnesį maždaug pasirodžiusi naujiena. Ir va, bandžiau išpakavimą nufilmuoti. Nepavyko pačio išpakavimo nufilmuoti, bet esmė, kad mikrofonai tikrai maži, kompaktiški, kraunasi dabar dėžutėje. Tai va, ant tiek maži net iš rankų išsprūsta. Vieno dar nespėjau nuimti plėvelės krovimuose naujos. Nu tai bent jau kažkoks tai išpakavimas, kuris į šitą video papuls. Va. Išpakavom ir su jumis. Kas įdomiai, tai iš tikrųjų pas juos yra keičiami viršeliai. Viršelius galima vieną nuimti, pavyzdžiui, baltą, uždėti juodą ir prisiderinti pagal savo poreikius, kokio reikia juodo, balto. Spalvotų būna įvairių, bet šitam komplekte nėra spalvotų. Stiprus magnetukai, kurie tikrai labai realiai stiprus. Aš manau, kad su šituo magnetuku laikysis praktiškai ant bet kokio rūbo šitas mikrofonas. Kas labai patogu, tai kompaktiška dėžutė susideda. Dėžutė. Segtukas, jeigu magnetukas netinka. Segtuką galima pasukti bet kaip, kad jums patogiausių būdų būtų pats mikrofonas, kad jau būtų, kad į jūs. Smulkmena, bet tikrai patogi. Vos viskas telpa į vieną dėžutę, užsidaro ir kraunasi ten viduj. O kai pasikraus, pajungsim prie kameros ir išbandysim, kaip garsas skamba per juos. Trumpas įrašas namuose su mikrofonu. Jau mikrofonas pajungtas, dėžutė belikęs vienas. Dėžutė uždarom. Kad būtų ką pasakyti, pasakysiu, kad ten dar buvo komplekte įdėtas labai fainas lipdukas. Kur klijuosiu, nežinau, bet ačiū DJI už lipduką. Ir dar manau, kad mikrofonus eisim išbandyti į lauką. Turiu paspirtuką, apvažiuosim aplink miestą, pasižiūrėsim, kaip laukiai įsirašinėja, kokį gražų vaizdą gal nufilmuosim. Manau, kad reikės panaudoti vėjo apsaugas. Pasitreniruokim, kaip jos užsideda. Tiesiog taip, viskas. Mikrofonas su pakotuku. Tai pirmas testas pasibandymui, kaip šitas garsas gaunasi. Ar gerai girdite? Jeigu gerai, tai smagu, džiaugiuosi. Kur mes čia važiuojam? Važiuojam Neries krantinę, dviračių taku. Po kairę Neries parkas, po dešinę ne parkas. Įdomumo dėlį greitį užstačiau, kad matytųsi. Greitis ir didesnis šiek tiek galimas. Įdomu, kaip prie šito greičio vėjas. Trukdo ar nelabai?
pučia tai gan stipriai. Gražu, pavasaris, pati pavasario pradžia. Lapai žali. Net ne visų medžių dar jie yra. Ten, kur yra, tai švieži, žali. Neišblukę, kaip sakoma. Nežinau, ar matosi Neries upė po kairę. Gal ir matosi. Po dešinę futbolo stadionas. Prieš bėgikus pristabdom. Kol nieko nėra, galim biškį greičiau pavažiuoti. Kas važinėjo su paspirtukais, pastebėjimas toksai, kad ir pats važinėjau, bet turėkim protą. Šitas esamas važiuoja iki 45 greičių. Bet nebūtina visą laiką tuo maksimaliu greičiu naudotis. Gal pabandom arčiau upės pavažiuoti, ne per tą kelią. Filmavau kažkada ledonešį ir nebėra jokio ledonečio, švaru, gražu, nei vieno ledo neplaukė, žinok, tai tikrai, nei vieno neplaukė. Medžiai tik žaliuoja aplink. Taip, va ta gamta ir keičiasi. Ok, pažiūrėjom, važiavom toliau. Ką, mikrofonas išbandytas, veikia visai neblogai, pateisino lūkesčius. Dabar gal tiesiog pasimėgaukit vaizdu. Neries krantinės parkas ir jo to parko dviračių takas. Vaikų žaidimo aikštelė po kairę. Gal čia į kairę pasukim? Pasukim, pažiūrėkim, kas ten gero. Futbolo stadionas. O, dabar labai stiprus vėjas pučia. Kažin, ar čia girdisi kas nors. Dar viena vaikų žaidimo aikštelė. Nuošalesnis toksai truputį takas, mažiau žmonių. Va, ką privažiavom. Su elektriniu paspirtuku ten turbūt gal nelabai, ne? Ar važiuojam? Ok, nevažiuojam. Po kairę degalinė, įdomumo dėliai dyzelio kaina 2,019, benzinas 1,819. Žvejys, nežinau ar matysis. Žiūrėkit, va ten va.
O čia vidury upės. Kitas ant tilto. O čia, čia. Nu ir šitas turbūt čia botų neturi. Neturi kaip nubristi toliau. Jaučiu turėtų, tai bristų. Gerai, toliau važiuojam. Šiaip Kaune, sakyčiau, tikrai labai geri dviračių takai. Per visą miestą gali pravažiuoti, skersai išilgai. Ir kam ta mašina, kai šilta? A? Nereikia. Ir dar žaidimų aikštelių. Krepšinio aikštelė dešiniai pusėje. Pataikė. Takelis arčiau upės sukasi. Ir ten tęsiasi toliau per visą Vilijampolę, per Šilainius. Taip. Na, tom kartui tom ir baigim gal. Išsibandėm mikrofoną. Tikiuosi geriau girdis negu be mikrofono. Pabandėm paspirtuką, nors jau išbandytas. Tarp kitko 106 km jau pravažiuota. Pakankamai naujas, bet jau išbandytas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir viso ko geriausio. Iki. Nepamirškit šalmo, kai jūs paspirtuku važiuojat.